Ar kada jauteisi, lyg tavo galvoje groja chaoso simfonija? Ritmas per greitas, muzika per garsi, o gal visai nėra jokios bendros melodijos? Sveikas atvykęs į streso klubą. Bet ramiai, turime tau gerą naujieną. Nerimauti ir stresuoti yra normalu, bet turi žinoti, tu gali būti savo gyvenimo didvyris ir nutildyti tą triukšmą. Patikėk, su tuo susiduria daugelis. Stresas tai natūrali reakcija į patirtus iššūkius. Jis gali būti naudingas, nes skatina veikti. Tačiau kai nerimas užvaldo mintis ir trukdo gyventi, laikas imtis veiksmų. Kodėl ir kada kyla stresas ir nerimas? Spaudimas mokykloje ar darbe. Egzaminai, užduotis, lūkesčiai. Kartais jų atrodo per daug. Santykiai, nesutarimai su draugais, šeima ar tiesiog jausmas, kad tavęs niekas nesupranta. Gyvenimo pokyčiai, nauja aplinka, iššūkiai ar neaiški ateitis gali atrodyti itin gąsdinančiai. Kyla klausimas, kaip sau padėti? Streso stop mygtukas. Giliai įkvėpk. Taip, kaip per jogos pamoką. Įkvėp per nosį, lėtai iškvėp pro burną. Kartok pratimą tol, kol pajusi, kad tavo vidinis kompiuteris restartuojasi. Judėjimo gale. Užsidėk ausines, pasileisk mėgstamą dainą ir tapk savo kambario šokių čempionu. Ne veltui sakoma, muzika gydo žaizdas. Pasikalbėk. Svarbiausia netylėti. Nerimas išgaruoja greičiau, kai juo pasidalini. Humoras. Tavo slaptas ginklas. Stresas bijo juoko. Pasižiūrėk linksmus šuniukų video, pasidalink juokingų vaizdelių su artimu arba prisimink tą kartą, kai draugas bandė būti kietas, bet užlipo ant banano žievės. Gamtos terapija. Pasivaikščiojimas parke gali sumažinti nerimą net 50%. Medžiai nesibaimina deadline'ų, o paukščiai neklausia, ką tu darai su savo gyvenimu. Jei atrodo, kad nerimas valdo tavo gyvenimą, tau reikia pagalbos. Psichologai, mokyklos socialiniai darbuotojai ar kiti specialistai gali padėti tau susidoroti su šiuo jausmu. Kreiptis pagalbos tai stiprybė, o ne silpnumas. Vaikų ir jaunimo sveikatos centras pasiryžęs tau visapusiškai padėti. Pirmą konsultaciją tau suteiks centre dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, kuris esant poreikiui tave nukreips konsultacijai pas psichologą ar kitą gydytoją specialistą.